Dievą, reikėtų mąstyti ir tai, kad Dievo rankoje visuomet yra teptukas. Ir iš tikrųjų vis dėlto, kągi Jėzus nori pasakyti kiekvienam iš. Mes matom, kad tos mąstančios kultūros. Turbūt galima sakyti, kad žymėm į priekį. Meldžiam tave, išklausyk mus. Kas ką prisiminsime, kas vardinkime, kas ką prisiminsime. Romualdas Ramoška, Birutė Robaitė. Algimantas Voščikas. Leonardas Elčius. Norėtume paminėti. Meldžiam tave. Išklausyk. Ne vien tik tai ateinančius 70 metų, bet ir... Labai ilgai. 46 skaičius. Sako, tu ką? Aš šiek tiek turiu skaičiavimą. Ir šitą pažinau. Labas, aš taip šaltai su jų. Mes tiek sveikėm, tiek trūksta labai daug ko. Bet sakė, Šešto aukšto. Dėkui. Sukurta daug įsimintinų spektaklių ir be abejo daug įsimintinų vaidmenų. Suprantu, kas man tinka, kas ne. Nes bus irgi nešo, tik mano smegenis. Bet kurgi aš? Na, kur aš? Po to keliauja čia, na čia. Paties vagono duris. Purvino suolo kažkokia tau visai nepažįstamoje miesto dalyje. Ant to suolo, ant kurio tu noriu visi kasą. Nes jūs važiavote traukiniu su skrybėle ir taip žiūri ir svarbus ir įdomus. Gėrė. 20 vietos. Tai aš tikrai labai norėčiau, kad šitam teatrui niekada nepristigtų labai kūrybingų režisierių, labai entuziastingų aktorių, labai klausančių ir vertinančių žiūrovų. Pirmas eksponatas, kurį ten eksponavau, dabar noriu padovanoti kopiją jums. Tai yra pirmojo spektaklio vedybos plakatas. Jis yra... Gimtadienio progai jūs sveikina Vilniaus senjorų teatras.
Pusė bėdos. Populiarią melodiją, bumčių kažkokį žinot. Kad esate tos darbus, kurie pradėti prieš 70 metų. Ir mes su Gintu, kai galvojam, kokią čia dovaną ateitį, tai mes ir linkime, kad šita mūsų ir jūsų studija būtų tokia arka, kuri paliktų kažkokį ženklą einant iš dabarties į ateitį. Labai norėtumėm pakviesti visus dabartinius studijokus, nes mes dovanokit jūsų dar nepažįstam visus 8 sekti matėm spektaklį. Labai kviečiam į sceną.